Labą vakarą, bičiuliai ir ne tik. Šiandien vakarop vėl esu bityne. Šiandien čia tada, kai buvo video įkeltas, tada, kada įdėjau stiklainėlius ir indelius su kilogramų medaus, tai praėjo lygiai savaitę ir iš tiesų turbūt, kad gerai padariau, kad tai įdėjau. Pažiūrėsime, kiek jau suvartojo medaus, nors sako, kad tai susikristalizavusi medų nelabai bitės gali perdirbti, bet iš tiesų perdirba ir bitės žino, kur panaudoti gerą gėrį. Blogiausiu atveju gali iš medaus siūti plokšteles, sakykime, vašką gaminti ir taip toliau. Šiandien ypatinga ta diena, kad tai žydi turbūt karklai, kaip siablynės, aš nežinau, akačiukai vadinami šitie, kur geltonai. Tai šiandien bitelės skrenda, net čiut paneša žiedadulkes, ypatingai aborigenas kažkur tai rado gerą turbūt tą vadinamą kačiukų medį. Žodžiu, veiksmas prie aborigeno labai intensyvus. Taip pat labai stipriai ir greta. Šiandien apie 20 šilumos, tai suaktyvėjimas, bet siaubas, pabandysiu iš viršaus, net stebina kokiais tempais ištisai žiedadulkės keliauja į avilį, tai bitelės turės užtektinai baltyminio maisto. Tai aš aplamai buvau nuvažiavęs šiandien į mišką pasižvalgyti, tai šitie žydintis kačiukų, vadinkim, medžiai dūzgia, taip kaip Liepos vasara. Tai šiandien tuo pačiu planas yra mano ir išvalyti dugnus. Tai biškutį kažkiek parodysiu, o dabar persikelkime, pažiūrėkime. Manau, net pasakoti nereikia. Vat matote, koksai rezultatas. Kaip teisingai vis tik išsprendžiau šitą savaitę bitelėm. Iš tiesų jos nuostabiai atsigavo per šitą indelį. O gal net ir, va, kad matytumėt. Nežinau. Va, kiek suvalgė, tai aš dar ir paliksiu tą indelį, kad taip jos gerai valgo, bet turbūt aš biškutį norisi čia išimti. Aš šiaip vis tiek čia jos net žiedadulkės tempia ir į viršų. Tai čia dar biškutį, kur liko šiek tiek sirupėlio. Tai aš jom paliksiu. Dar man taip knieti pažiūrėti, ar nereiktų. Bet nes lovykėlį reikia būtinai, palieku. Gal tik tai čia tas. Biškutį vis tik tenka padūmėti. Man knietisi, aišku, negalima šaldyti lizdo, bet aš taip norėčiau pažiūrėti, kaip jos. Gaila, aš jums parodyti negaliu, bet aš akivaizdžiai matau, kad šonuose tušti koriai. Tai dar tą palikim. Indelį, tą reikia palikti būtinai, indelį dar su medumi. Tai biteles jisai aprūpins šiek tiek dar maistu, bet ir vaškiuko kiek išlydimui liko. Taigi atėjau prie karnikos. Matėt irgi, kokį įdėjau induką kilograminį, vat irgi pažiūrėsime, kiek sutvarkė. Karštis didelis,
Karštis didelis. Ot. Turbūt matytis daug. Nu, šiandien galiu biškutį šaldyti. Trumpam čia mama irgi žiūri kažką. Nežino, ką pasakyti. Jai buvo svarbu, sakė, Dedaną apžiūrėjom, Dedanas gerai. Va, betutės kaip buvo pilnas indukas, taip pat su viską sukapojo. Nu, bet čia šaldyti gal dar neverta, bet šitasai, vis tik šitasai avilys vis nedabaigiu pasakyti. Su polistiroliniu rumais labai nepatinka. Ot visas apipelyjas, faktiškai reik uždėti tikrą medinį. Gaila dabar neturi iš kur. Palauk, kažin nėra sandėlį. Reiks eiti į sandėlį pasižiūrėti. Gerai viskas čia su tuo aviliuku. Tokia pati irgi gera situacija. Plius ištrauksiu dar dangtį, va, kiek šitų šiukšlių. Pažiūrim. O, va, šiukšlių kiek veiklos pėdsakų bitelių. Viską nukratau. Ką? Prie šito net nėra ko, nes jis praeito nesukapojo medaus. Jam net nedėjau, palauk, gal ir įdėjau. Dabar ir pats pamiršau. Ai, ne. Aš didžiulį korį esu įdėjęs. Tai čia biškutį, kai šeimelė čiučiut silpnesnė, tai paliksiu ramybė. Va, aš tik tai parodysiu, ką reiškia medinis avilys. Jokio pelėsio, kai ištisinis medis. O kai viduje yra polistirolis, vien pelėsis. Nu ką, bitininkė, pasakysi? Nu į ką manai, kad aš čia taip netradiciniu būdu biteles pavasarį pamaitinau tiesiogiai medumi. Kaip tu, kaip patyrus bitinė, kas skaitai? Ar tai čia gerai padaryta? Tai toks jau didelė prabanga. Tai, nu tai čia dėl to, tai taip. O iš tiesų, kodėl yra versija, kad, nu kaip skland... Pigiau yra sirupą išpirkti arba... Ai, geriau sirupą. Bet visumoji, kaip rašo knygos ir kaip iš tavo patirties, ar medus gerai bitėm ar ne, susikristalizavęs. Gerai, klausi, medus yra medus. Veisiasi. Biteles, nu da, bitelės iš kažkur skraido su žiedadulkėm, labai stipriai neša, bet šiandien ir šilta baisiai diena. Šilta diena, tikrai. Žiedai. Žibutės susižydė labai miške. Nu, gal žibutės įžydė, tik tai nemačiau. Kągi, eisime į kitą avilį. Kokie sekantys darbai bityne dabar būtų? O, savaitės. Apvalyti avilius. Susižiūrėti padėtis kokį. Tas pirmas toksai vizitas kliedičių. Reikia dar apeiti tenai, tai turiu ką veikti. Noriu, aš čia jums parodau, kokia konstrukcija tų mano avilių. Tai tiesiog tokia gera, kad net kalt. O kaip bitės susipikiuoja, kad aš mažiau jas. Šiaip reiktų jums parodyti, iš tiesų kaip ant kiek yra karnikas, šeiminėlė, švaru. Nėra net ką valyti. O, kad jūs matytumėte, tai sugrąžinu iš karto taip pat sekciją į savo vietą. Ir
atsislenku iš kitos truputėlį pusės, bet iš kitos net iš vis nėra ką žiūrėti. Vis tik karnika taip viską puikiai susitvarkius pati, kad net čia nėra ko žiūrėti. Pažiūrim taip pat aš dar ant sietkos. Nu va, kaip sakėte, gali būti. Aš duosiu gal šviesos čia. Taip, nenoris daužytis. Čia galima ir žiūrėti kokią erkę. Bet šiaip, kas yra išmetama iš avilio, tai yra kažkoks baltas, tai galbūt kažkas susisukravę, bet aš tikrai nematau, kad čia būtų medus išmestas. Ir šiaip visokie. Bet nematau nei vienos erkės. Tai, nori mama pažiūrėti, dar atėję pasižiūrėti, ar nėra čia, sakė, erkių. Nematysis? Nėra. Nematau, tikrai. Tai va. Gali nėra. Nu ir tikrai gerai, net tie dugnai, tai nedadana. Gerai, tai jeigu taip gal įsivalyti. Tai kartais tie... Tas kaip jis... Nu, vat viskas. Seni aviliai negali turėti. Nu, jeigu gerai pasakosi, sakė, giminės pasiklausyti. Ką? Einu aš. Gerai, nenuodė. Taip, taip pat einu mamą pavyzdžių. Jau jinai nenori šnekėti, va, to pat istorija dabar. Kaip sakoma, visą laiką giriu šitas Šiluvos vietinės biteles. Įdomu, pasižiūrėsime, kaip pas jų dugnai. Aš aišku galėčiau ir perkelti, bet nematau tiesiog padėti kitą naują skaitos dugną ir tiesiog šitą visą sekciją perdėti ranką. Bet kadangi čia dabar su viskuo, su visom plytom, tiesiog aš įsitikinau, kad galima ir taip paprastai padaryti. Atslenku, nu, sakyčiau, šiluvietiškų daugiau, reiškias, karnika galbūt ir švaresnės bitės. O aš nežinau, kaip galbūt čia matytis. Ai, reiktų ir dūminėkį kažkutį. Čia bitelas yra įprastas reiškinys, kas nežinote, nes visa per tą tarpsnį 4-5 mėnesius pasikeičia visa bičių karta kitomis bitėmis. Vienos žūsta avilyje, kitos įskridusios. Tai čia yra normalus reiškinukas. Taip, ir atgal atstumiu. Ir dabar iš šito pusę ir iš šitos pusės atnešiu kamerą, kad galbūt kažkam įdomu. Gal ir neįdomu, nežinau. Bet pat ir iš šitos pažiūrėsime, o paskiau apžiūrėsime. Nu va, kažkutį. Yra čia daugiau, reikia pripažinti. O, Šiluvos vietinės tokias jau kaip ir reikia pasakyti. Patingėjo. Tokia čia tai ir bėda. Aišku, čia būtų galima sakyti, reikia tas bites kažkur į kibirėlį kažkur. Gal ir taip, jeigu labai čia aš pasižiūrėsiu. Biškutį pamačiau kažką, bet vat irgi dar buvau palikęs. Pažiūrėsime mes irgi, kas liečia erkės. Dugne galbūt
Čia pas manęs yra rimto dugno skarda, ne šiaip kaip būna pirktinių, bijok tenai su kažkuo paliesti. Va, tvarkinga švaru. Ir viskas, ir pustumiu ir viskas. Aišku, va taip, dugna. Nu, dugnet reikia pripažinti. Ir bitelių nėra, čia taip viskas gražu. Nematau irgi jokių erkių. Tiesiog dedu atgal dengti, nes nu ir dabar eilės tvarka pažiūrėsime, kaip šitos sukapojo medų. Jeigu ką, žiūrime. Oho, jūs matote, kas čia dar? Jūs matote, tai pajudinu. Biškutį priverstas padūminti, nes nesitikėjau, kad čia tiek daug bitelių. Jeigu atsimenat iš praeito video, beveik dugnas, bet tuo pačiu štai dar prieš savaitę, ko nesuspėjau, tai išimti šitos visus senus korelius. Šiandien bepigu dirbti, kaip šiltas oras. Taip, biškutį aš dar norėčiau ir... Nežinau, kaip jūs matot. Aš taip norėčiau pamatyti, kaip jūs čia... Taip, pas manęs yra, matytis yra šiltinimai, vat. Šoniniai polistiroliniai. Ir galbūt galėčiau iškelti kažką, bet taip nesinori, čia per daug. Reiktų tada dar sekcijai, gal aš pabandysiu vizualiai kažkiek pasižiūrėti. Nu. Jo, viskas tvarkoja. Centre lizdo viskas gerai. Taip, dedam dar tą slovikėlį, kad taip gražiai sutižino. Ne, gal biškutį dedu iš šono, kad... Taip ir dabar gražiai apkamšau ir viskas. Viskas, nuskrisk čia. Ir pats prisiminiau, kad šitą uždariau praeitą kartą šitą avilį, bet situacija gan nebloga. Taigi, per savaitę po kilogramą ir sušveitė medaus. Pažiūrim dabar jau kaip šiluvietiškos pilvos. Įdomu, kaip ir jos. Ar taip pat irgi sušveitė tą indelį medaus. Neina nupasakoti, galbūt dar nesušveitė, bet va, medus, kaip sakėt, va, iš tiesų jisai suskystėja nuo avilio. Ir nėra ko čia man žiūrėti, uždarau iš karto. Tegul aviliukas išvalytas, bitelės dar biškutį turi medaus pasilikusios, bet manau ryt po ryt ir jo neliks. Bet jau ne bėda, jos nešasi žiedadulkes ir galima sakyti, viskas juda teigiama linkme. Taigi, verdiktukas būtų toks, galima sakyti, prieš savaitę, kaip ir bitelėm, įmečiau gelbėjimus į šiaudą, įdėdamas kilogramą medaus. Iš tiesų, kiti aviliukai taip pat irgi beveik, kai kurie pilnai suvartojo kilogramą, kai kurie ne.
bet visumoje kai kuriem aviliam, ypatingai aborigenui, labai pravertė. Šiandien jau visai kiti reikalai, jos prisinešė jau nuo ryto, nešė labai gausiai nešė žiedadulkes ir ne tik žiedadulkes, tai faktiškai jau ateina į avilius šviežus baltymai, šviežus maistas ir jos jau pradės stiprėti. Plius su kiekviena diena vis daugiau augalų pradeda žydėti, tai manau net neužilgu jau jos ir pilnai atsigaus po žiemos. Ir paskiau susitiksime, kada plėsiu lizdus greičiausiai. Šiuo metu dar liko keletą apeiti, išvalyti lizdus. Tai būtų tam vakarui tiek. Gražiai skraido. Tikiuosi manęs nepaveidinėja dabar čia ta kamera, jei neteks ir toj perfilmuoti. Tai va, ir gražiai va, skraido dar, net ir norėtus, kol dar filmuoja. Keliauja, va, net ir vakaras, turbūt jau 7. Ir piktasis, nors dabar tai čia jau Šiluvos ramių genas turėtų pereiti. Skraido ir dedanė, skraido. Iš tiesų, bitutės užjuto, kad yra žiedadulkių, yra iš kur nešti, tai jau jos galės sėkmingai toliau gyvuoti. Ką, viso gero ir iki kito karto.